Okay. Pas tave Violeta išjungtas mikrofonas. Jau, pradedam. Tai labas vakaras visom žiūrinčiam mūsų podcastą Augančios coacherės. Ir šiandien turim dvi nuostabias ekspertės ir kalbėsime tema apie tai, kaip save pateikti, kai nesi ekspertas ir kokie yra pradedančių coacherių privalumai. Tai aš esu Jurga Jotkazytė, moterų coacherė ir šito podcasto viena iš autorių. Ir šiandieną mano kolegė Violeta ir kartu su ekspertėm Indrė ir Jarūnė bandysim išgvildenti šitą temą. Gal trumpai galite tada prisistatyti ir apie save papasakoti mūsų žiūrovėms? Okay. Tai gal aš tada pradėsiu, jeigu Indrė nieko prieš. Tai sveiki visi, labai smagu, dėkui organizatoriam už pakvietimą dalyvauti, Violetai, Jurgai, tokioj diskusijoje, kuri prieš pat susitinkant ir kalbėjom, įdomu, kur tai nuves ir kokius požiūrio kampus mes aptarsim šiandieną. Tai aš esu Jarūnė Grigienė, esu psichosomatikos specialistė ir coacherė. Ir lygiai taip pat esu pradėjusi mentorystę transformacinio coachingo srityje, dirbu su coacheriais, mokomės ar ne naudoti savus įrankius, atrasti unikalius įrankius, kurie padėtų turėti su klientais stiprius, tvarius, ilgalaikius rezultatus. Tai pagrindinės veiklos mano yra šitos, tuo pačiu dar vedu Baltišką Lilą, transformacinį žaidimą, tai jeigu taip mane vienu žodžiu apibūdinti, kas sieja viską, ką aš darau ir kuo aš gyvenu ir kuo dalinuosi, tai yra žodis transformacija. Tai viskas, kas lydi pokyčius, kas lydi pasikeitimus, nebijojimą eiti į naujus dalykus, atradimą vis kažko naujo, tame esu aš ir tikriausiai irgi galiu vadintis ekspertė tam tikrą prasme. Tai va šiandien apie tai padiskutuosiu. Super, ačiū labai. Na ir Indrė. labas vakaras visoms ir labas vakaras jums, mielos kolegės. Labai malonu, kad pakvietėt mane į šį laivą. Esu Indrė, komunikacijos mentorė coacheriams ir ne tik tai galiu pozicionuoti save tokiais žodžiais. Iš tiesų, aš padedu terapeutams, psichologams, coacheriams surasti tą savąjį kalbos stilių, savo žinutę, pozicionavimą, išmokti ne savos kalbos, o klientų kalbos, tam, kad klientai atpažintų tą jūsų žinutę, kad įvyktų tarp jūsų ryšys ir jūs rastumėt savus klientus. Nu, Violeta, gal apie save pasakys porą žodžių? Ai, teisingai dar ir aš. Kažkaip praeitą kartą, kai prisistatydėjau, nesinori kartotis, bet šita tema aš iš tikrųjų atstovausiu tą pusę, kurie dar negali vadinti savęs ekspertais. Iš tikrųjų, aš vis dar laikau save naujokę coachingė, nors jau metai laiko tame. Ir iš tikrųjų, kai ruošiausi šitam mūsų epizodui, iš tikrųjų labai sunku buvo, man labai sunku buvo rasti tų privalumų. Tai man iš tikrųjų labai įdomu, kuo pasidalins mūsų viešnios ir tu, Jurga, tuo pačiu, kadangi jūs iš tikrųjų daugiau laiko tame esat ir įdomu išgirsti perspektyvą iš tos pusės. Okay, super, man irgi labai smalsu ir įdomu, ką pasakysit jūs ir pati taip pat pasidalinsiu savo įžvalgom. Tai trumpai pristatau temos esmę, ne? Tai su kuo aš pati susidūriau ir ką pastebėjau rinkoje, kad marketinge labai dažnai rekomenduojama save pateikti kaip ekspertų. Baigė coachingo kursus, gavo coachingo sertifikatą, išeina į socialinę erdvę, į socialinę mediją ir iš karto visi ekspertais tampa. Ir pati irgi dirbu su coacheriam ir padedu joms vystyti
vystyti verslą, ypač pradedančiom. Ir gaunasi toks vidinis prieštaravimas, bet aš nesijaučiu kaip ekspertė, ne? Tai ką man dabar daryti? Ar man apsimesti, ar vaidinti, ar tada pripažinti, kad aš nesu ekspertas, ne? Ir būti tipo kaip ir truputį lievai tokiai, ne? Ką daryti? Tai va, čia toks esminis klausimas ir man labai labai iš tikrųjų įdomu sužinoti jūsų nuomonę, kaip jūs įsivaizduojat ir ką jūs patartumėt pradedančiom specialistėm. Man, žinai, Jurga, turbūt coachinginiu būdu norisi grąžinti klausimą ir paklausti savokose, ar ne, susiderinti savokose, o ką reiškia apskritai, ką mes turime šitame pokalbyje, esmę ekspertas, coachinginis ekspertas. Kada žmogus apskritai gali laikyti save ekspertu, nuo kada, ką ir kiti žmonės įdėję iš tą prasme, ar ne? Tai va, man net įdomu tą pačią savoką išsigryninti ir suvokti, nes realiai, mano nuomonė, ar ne, mes kažkame visi esame ekspertais. Ar mes tada ekspertais norime pateikti save, kad aš jau esu 5 metus ten kaip minimum turintis patirtį coachingę, ar aš turiu kažkokį kiekį klientų pas save baziai pravedus, kada aš tampu to ekspertu, apskritai, ką žmonės laiko, nu va, kad viskas, aš jau dabar galiu ekspertu vadintis. Ką tu esi, iš tikrųjų, susidūrus su tuo, kad suprastumėm, apie ką aš nekam? Tai šitą temą mes prieš tai buvusiame epizode nagrinėjome, ne, kada jau galima save vadinti profesionaliu coacheriu, ekspertu. Tai iš tikrųjų yra subjektyvu labai. Ir aišku, kalbėjom ir apie sertifikatus, ir apie kitus dalykus. Tačiau šiuo atveju, kaip aš suprantu, ne, šitą situaciją, tai tiesiog ekspertas yra tas, kuris geriau žino už skaitytoją. Ne? Tai tiesiog čia marketinginė prasme, čia ne apie tai kalbu, kas yra coachingo ekspertas, ne? Bet jeigu aš teigiu kažką, tai tau reikia daryti taip, tau reikia daryti anaip, arba aš žinau tą, aš žinau aną, arba tie dalykai taip veikia, arba taip, tai iš esmės aš tarsi ekspertas, tarsi aš žinau. Šiaip aš asmeniškai pati dažnai nesutinku su tokiom ekspertiniam žiniom, nes aš turiu savo žinių ir savo nuomonę. Ir, pavyzdžiui, kas yra ekspertas man, greičiausiai bus, kaip pasakyti, kas galbūt yra ekspertas pradedančiam žmogui, kuris tik pradeda, pavyzdžiui, saviugdą domėti. Gali skirtis nuo to, kas yra ekspertas man, kai aš jau domiuosi daugybę metų ir aš atsirenku jau žmonės, kuriuos aš seku, kuriuos aš klausau ir panašiai. Tai čia į niuansus gal nežinau, kiek verta lysti, bet tiesiog apskritai apibendrinant, tai va tokiais, va, aš taip matau, ne, kaip teiginiais, va, kad aš žinau maždaug, ko tau reikia, aš žinau, kaip yra, aš žinau, kaip turi būti. Tai man tokia kaip ekspertinė pozicija va čia va siejasi. Kaip jums atrodo, gal jūs turit kokių papildymų, paprieštaravimų? Jo, aš turėčiau čia ką pasakyti, nes jau man mintis sukasi ir verda. Aš labai esu žodžio mylėtoja. Istorijų ir žodžio mylėtoja ir dažnai savo darbe aš vat nuo to ir pradedu, nuo to įsižeminimo, nes žodis įkūnija įžeminamus. Tai vat ir dabar siūlyčiau grįžti į žodžio šaknį, į žodžio kilmę, lotyniškai ekspertus reiškia turintis patirties. O dabar jums provokuojantis klausimas. Ar vienos savaitės kūdikis gali būti ekspertu? Žiūrint kame. Va. Viena purto galvą, kita sako žiūrint kame. Ir čia vat prasideda iškraipimai pagal tai, kaip mes patys suprantam. Ekspertus reiškia turintis patirties. Tai dabar ir vienos savaitės kūdikis gali būti ekspertas. Todėl, kad jis jau turi gimimo patirtį. Jisai žino, kaip išlysti iš mamos per mamos kanalus ir gimti. Taip, bet ar to užtenka? Klausimas. Ar turėti patirtį? Užtenka. Ir dar man patirtis ir žinios, nes jėsi dar sako, žinios ir patirtis, kaip ir iš vienos pusės, kaip ir susiję, iš kitos pusės tai visiškai ne tas pats, ne? Viena yra teorinės žinios, kita yra praktinės žinios, kurios ateina per patirtį. Tai kaip supratau, jums šiuo atveju tikrai įdomi pati savoka ekspertas, ne? Ir ką turima omeny, kai yra
tiesiog, nes marketingistai nedetalizuoja, sako, pateik save kaip ekspertą, ne? Taip, ir dabar vat aš, Nedetalizuoja kokį ekspertą. jo, aš toliau galiu truputėlį praplėsti visą šitą savoką, truputėlį papieždama ir pabraižydama jums vieną tokį niuansą. Dabar žiūrėkit, įsivaizduokit, kad jūs, oi, kas čia dabar man su pirštukais darosi, matosi, ar ne? Įsivaizduokit, čia yra tokie laipteliai. Laipteliai, laipteliai, laipteliai ir kryptis augimo vektorius, ekspertiškumo ir patirties profesinės yra į viršų, taip? Dabar jūs kaip pradedanti kaučerė, kur stovit, ant kurio laiptelio, kaip jums atrodo? 1, 2, 3, 4. Dar prieš laiptelius. Jo, bet yra toksai supratimas, kad aš tik ant 1 laiptelio, aš tik naujokė. O, Violeta sakė, ne? Aš naujokė dar, aš negaliu savęs vadinti ekspertę. Gerai, bet tada reikia suprasti, kad ant to 1 laiptelio irgi šiaip savo neužlipo žmogus, ar ne? Jisai kažkokią dar patirtį čia turėjo. Aš taip suprantu, kad Jurga ir aš to pačiu, mes turim marketinginę patirtį. Pavyzdžiui, aš turiu 18 metų švietime patirtį. Jūs irgi jūs ne iš oro atėjot ir netapote. Tai čia ir yra ekspertiškumas, yra kuria kryptimi jūsų. Va būtent jūsų backgroundas visas ir leidžia jums vadintis ekspertu. Todėl pozicionuojant ir apskritai kalbant apie tai, koks aš, čia dar, man atrodo, svarbesnė tema yra ne ar aš ekspertas, o koks aš ekspertas. Ir čia jau yra klausimas apie tai, kaip save pozicionuoti. Kur mano niša, kokia mano žinutė prasminė, kam aš esu, kokias klientų problemas aš galiu spręsti, padėti jiems spręsti, apie ką aš esu, kas yra mano kodėl. Čia begalės dalykų yra, ar ne? Bet kas yra, mes visą laiką žiūrim į tuos, kurie va čia va kažkur ant 8, ant 10 laiptelio, va jie tai gali būti ekspertai, o aš čia tik naujokas, ar ne? Suprantat, va ir čia aišku, apsišaukėlio, to imposterio sindromai visi išlenda ir toliau. Bet apibendrinus, ką aš noriu akcentuoti, tai kad ekspertas yra tas, kuris turi patirties ir tas, kuris tą patirtį kažkaip monetizavo, įdarbino, įveiklino, dalinasi ją, padeda kitiem. Bet tam, kad jis taip pat tą padarytų, žinių neužtenka. Reikia ir pačiam atsekti, reflektuoti, susidėlioti, išsigryninti, pat visus šitos dalykus, apie ką aš ir minėjau. Indre, ar galiu užduoti klausimą? Okay. Tai įsivaizduokim, paimkim standartinį atvejį, ne, kada, tarkim, moteris, va, kaip tu minėjai, turi nemažą patirtį švietimo srityje. Tai pavyzdžiui, paimkim tokį pavyzdį, kad moteris turi patirties švietimo srityje, tada jinai baigia coachingo kursus, gauna coachingo sertifikatą, nišos pasirinkus neturi. Taip. Ne, tikslinis klientas dažniausiai būna visi. Kalbėkim taip, kaip yra, o ne taip, kaip turi būti, ne? Taip. Ir, žodžiu, tai nuo ko jai pradėta? Jai pozicionuoti save iš švietimo pusės, nes jinai ten turi ekspertiškos patirties ar žinių. Kaip jai tada užmigsti tą pokalbį su publika, su socialinės medijos, sakykime, kaip vadinasi, auditorija, ne? Per tą, ką jinai jau žino iš anksčiau, ar to galbūt iš vis neverta dėti į coachingo tą lauką? Aš supratau klausimą, labai geras klausimas yra, ar ne? Bet aš čia prieičiau visai iš kitos pusės. Labai yra svarbu atėjus į naują veiklą, o naujokui, pavadinkim, coachingas yra nauja veikla, ne? Labai aiškiai suprasti savo nišą, savo temas ir išsiaiškinti, kur jis gali daugiausiai
savo potencialo atskleisti. Su kokiais žmonėmis, kokiuose temose. Aš rekomenduočiau net nepradėti dalykų be šitų bazinių. Tai aš pati savo turiu pasakyti, kur mano niša, kokios mano temos, koks mano pozicionavimas, tada yra be galo lengva. Ir mes išeikvoja, pavyzdžiui, mano klientės, aš matau iš jų patirčių, kiek jos išeikvoja savęs, perdega, kaip jos stragalina, nelietuviškas žodis, iššūkių savo metą ir juos įveikinėja, kaip jos eina apgraibom, šitas daro taip ir aš darysiu, va čia labai daug klaidų padaro, ar ne, praranda tą savo kažkokį, net nepraranda, o galbūt nesijaučia tvirtai dėl to, kad vidinio orientyro neturi. Bet būtent aš turiu omenyje apie tą nišą. Ir čia yra, mano supratimu, tai yra pagrindas, čia yra bazė. Atsekti, reflektuoti, įsivardinti, įsigryninti savo šitą, kaip japonai sako, ikigai, kas man tinka, patinka, kur mano yra stipriosios pusės, ką aš geriausiai moku, ką aš geriausiai galiu duoti pasauliui, ko pasauliui reikia iš manęs, už ką man mokės. Ir va šitą atradus, tada nebekyla klausimas, iš tikrųjų, ar aš galiu, ar negaliu. Klausimas tik, koks aš ekspertas, toks ar anoks. Save pozicionuoju ar kitaip. Tai aš apibendrinsiu, ką supratau ir jeigu ką, tu mane pataisyk, gerai, nes aš noriu išsigryninti tavo poziciją būtent. Tai kaip supratau, tarkim, mūsų tai moteriai, kuri yra švietimo srities, baigia coachingo studijas, gavo sertifikatą, tu pirmiausia patartum, nepatartum, bet sakykim, patartum, rekomenduotum, galbūt labiau taip sakyčiau, rekomenduotum išsigryninti savo stiprybės, savo, turbūt, misiją, savo kodėl, savo kryptį ir pagal tai išsiaiškinti, kaip jos patirtis, ekspertiškumas gali tam tarnauti ir tada pateikti save kaip ekspertą, bet ne tą tokį apsimestinį, ne coachingo galbūt srities ekspertą, kuris ką tik baigęs ir čia dabar labai mandras coacheris atseit, bet iš tos srities, kad jinai turi patirčių iš anksčiau ir jinai realiai jau yra ekspertas. Ką tik gimęs coacheris, kuris jau su bagažu, su patirtim. Taip, panašiai. Žiūrėk, ta patirtis tai yra mūsų hard skills ir soft skills. Jeigu pavyzdį imti, kad turi patirties švietimo srityje. Čia gali kilti ir tam tikri vidiniai prieštaravimai ir konfliktai, nes coacheris nėra mokytojas. Bet mokytojo savybių jisai kaip vedlio, mentoriaus savybių jisai turi. Vadinasi, jo stiprioji pusė yra kokia, kad jisai coachingo metu gali klientui sakyti, žiūrėk, dabar aš iš mentoriaus pusės galiu tau pasakyti, ar tau įdomu išgirsti, kaip aš matau, Jisai turi tų minkštųjų kompetencijų. Tai yra tų kompetencijų, kurios reikalingos ir coachinge, tai yra aktyvus klausymasis, tai yra grįžtamojo ryšio teikimas. Ir tu supranti, kad tu ne nuo nulio pradedi, taigi tu jau tą darei. Ar galėtum mūsų klausytam trumpai apibrėžti, kas yra hard skills ir soft skills? Kad būtų aiškiau, kad visam būtų aišku, ką tu kalbėjai. Tada aš jau čia truputėlį turiu padaryti reklaminę pertraukėlį ir pasakyti, kad aš dar dirbu kaip ir sąmoningos karjeros coacherė. Kaip tik tos dalykus ir padedu žmonėms įsigvildenti. Kas yra hard skillsai? Kietosios kompetencijos, ar ne? Aš moku Zoom'u naudotis. Aš moku, dirbtiniu intelektu naudotis. Aš galiu viešai kalbėti, ar ne? Minkštosios kompetencijos yra aš empatiška, aš labai gerai jaučiu klientą, aš intuityvi, mano emocinis intelektas, ar ne? Bet visos tos
charakterio, galim sakyti, savybės, kurių tu neįgyji per, nu nežinau, 240 valandų išklausius coachingo paskaitų, ar ne? O va tos, kurios tu gludinai nuo pat ten vaikystės, ar ne, kas į tave buvo įdėta. Arba kur tu sąmoningai pats eini ir ugdaisi vienas ar kitas savybės. Labai ačiū. Tai trumpai labai apibendrinant, suprantu taip, kad tu esi už tai, kad pateiktumėm save kaip ekspertai, tačiau tas ekspertiškumas turi būti tikras, natūralus ir gali apimti tos soft skillsus ir hard skillsus. Jo, dar vieną momentą noriu užakcentuoti, yra labai svarbu pačiam įsiaiškinti, kur mano ekspertiškumas, kur mano ekspertizė, kokioje srityje. Ok, super, ačiū labai. Kokiam niuansai, jo. Gerai, dėkui. Jarūne, kokia tavo pozicija šio klausimu? Aš irgi klausiau, žinai, Indrės ir galvojau, o kaip mano koks tas kelias buvo, žinai, aš visada mėgstu per savo patirtį perleidinėti ir pateikti kažkokius tai savo pamąstymus. Aš negaliu prieštarauti Indrei, nes matau tame vertę žinoti savo nišą, apie ką esi. Bet tuo pačiu man norisi galbūt net ir padrąsinti ir pasakyti, kad nebijoti pirmiausia prieš ateinant pas Jurgą, pas Indrę, praeiti kelią, nebūtinai pozicionuojant save kaip ekspertę, o surenkant patirtį. Kad suprasti iš tikrųjų, apie ką tavo klientai ateina pas tave, su kokiom užklausom jie kreipiasi, kokia tema tau aktuali, įdomi dirbti su jais. Nes aš pati esu praėjus šitą kelią su Indre ir kas man buvo? Man buvo tai, kad temų daug yra, kurie ateina klientai, va kai yra ar ne tas pilnas paketas, kai tu gali visiems padėti, atrodo. Bet ne su visom tu nori dirbti temom, ne visur tu gerai jautiesi. Ir va nebijoti tikriausiai surinkti tą patirtį, kas sako, yra ekspertas. Tas, kuris yra padaręs begalę klaidų kažkokioj srity ir jau žino, kaip nedaryti. Tai kaip tu surinksi šitą kelionę, neidamas iš tuo keliu ir nedarydamas. Tai lygiai taip pat ir man reikėjo ir su vienom temom padirbėti, ir su kitom temom padirbėti, ir su trečiom, ir sakyti, oi ne, šitą ne mano tema, šitą kolegę rekomenduosiu, čia tą padarysiu. Ir nebijoti tikriausiai mano atveju yra dalinti savo pasaulėžiūrą labiau negu kartais ekspertiškumu, kai tu esi pačioje kelio pradžioje. Dalinti savo patirtimi, nes kiekvienas coacheris vis tik tai mes turim, kuo mes esam švaresni va tie kanalai, ar ne, dirbantys su žmonėm specialistai, tuo mes geriau galime padėti jam. Nes mums reikia ir veidrodžių pabūti, atspindėti klientą, girdėti klientą, neturėti savo projekcijų į tą klientą. Vadinasi, dirbdama su savim, aš juk kiek pakeliu įvairių klausimų, kuriais aš galiu dalintis irgi jau su savo auditorija ir kalbėti apie tai ir tai po truputį gryninti savo ekspertiškumą. Ar tikrai reikia iš karto iš mokyklos suolo atėjus rėkti, kad aš esu ekspertė? Man čia dar toksai didelis klaustukas yra. Ok, ačiū labai. Tai irgi noriu paklausti, Jarūne, kol tu grynėsi tas temas, ne, savo, kas man įdomu, aš apie tavo kelią kalbu. Išbandai ir tą, ne, ir tokią tematiką, ir su tokiais klientais, ir su tokiais. Tu vis tiek kažką komunikuoji socialiniuose tinkluose ir kažkaip save pozicionuoji, ne? Tai čia to ekspertiškumo dar kaip ir, sakykime, tam lygmenys neatrastas arba neatskleistas, ne, nepasirinktas. Tai kaip tada save pateikti? Ką apie save kalbėti, kaip save pozicionuoti, kas aš tada esu? Va čia, žinai, dar ir Indrė galėtų paantrinti ir gražiai pasakyti, ar tikrai mes visi turim save pateikinėti kaip ekspertai? Ar mes galim save pateikti kitaip? Kaip to paties gyvenimo, aš renku patirtį. Aš renku ir aš dalinuosi savo patirtimi, savo suvokimais, savo įžvalgomis apie tai, kaip ar ne buvo galbūt konsultacijų su žmogum, gal kaip buvo man, kai aš buvau klientė, savo pasaulėžiūrą dalinti, savo matymų situacijų. Mes kiekvieną dieną visur galim pamatyti kažkokių situacijų, apie ką mes galim parašyti savo nuomonę, nes mes nesam vienos savaitės kūdikis ir mes jau turim gyvenimišką požiūrį, vertybės, įsitikinimus susiformavusius ir apie tai mes galime kalbėti ir nebūtinai
pateikti kaip ekspertą. Su Indre mes kalbėjom kažkada, ar ne, kaip nori save pozicionuoti. Ar kaip įkvėpėją, ar tu nori būti ekspertu, ar tu nori būti influenceriu, ar dar kažkuom tai. Aš savęs kaip ekspertės iš tikrųjų neketinu pateikinėti netgi socialinėje erdvėje, kad mano pagrindinis niša yra būti ekspertu kažkokioje tai srityje. Mano labiau yra noras paskatinti, nebijoti turėti pokyčius gyvenime, nebijoti kažką keisti, nebijoti gyventi taip, kaip tu nori gyventi, o ne taip, kaip tau kažkas tikisi iš aplinkos, kad taip yra teisinga. Mano netgi yra va tas, ką tu nori pateikti apie save, va, netgi tokiam pavidalu. Ar tikrai būtinai ekspertas turi būti tame? Ok. Tai tavo pozicija būtų tokia, kad nebūtina savęs pateikti kaip ekspertų, yra kitų dalykų, kuo galima dalintis ir kaip save pateikti. Ir tie dalykai ir yra, pavyzdžiui, mano požiūris į tam tikrus dalykus, mano vertybės, mano patirtis, ne? Ir tai galėtų irgi atitikti kitą kažkokį vaidmenį, kurį tu pasirenki. Pavyzdžiui, įkvėpėjo vaidmenį arba, sakykime, pokyčių ten, nežinau, kaip pokyčių, kaip gyvo pavyzdžio pokyčių, sakykime, vaidmuo galėtų būti, ne? Tai tu save gali pateikti įvairiai. Kartais tą eksperto etiketę iš tikrųjų išklijuoja net ir patys, žiūrovai, skaitytojai, ne? Įsivaizduoja, kad mes esame ekspertas kažkokioje srityje. Aišku, turbūt tai irgi priklauso dalinai ir nuo tono, kurį mes naudojam, formuluodamos sakinius, ne? Nes labai dažnai, pavyzdžiui, aš skaitau ir matau parašyta, kad yra taip ir taip, ir tu turi daryti taip ir taip. Ne? Tai čia yra grinai kaip eksperto pozicija pagal formuluotę. Aš, pavyzdžiui, asmeniškai labiau mėgstu sakyti, pavyzdžiui, aš pastebėjau, kad dažnai būna taip, mes darom taip, mano nuomonė yra taip. Tai čia jau truputėlį toks atsargesnis požiūris, ne toks kategoriškas yra. Tai va čia norėčiau dar irgi savo pasidalinti matymu, kad aš šiek tiek pritariu ir Indrei, ir Jarūnei, kad jeigu jau pasirinkom kryptį, nišą, tai tikrai tikėtina turim kažkokį tai bagažą, kuriuo galime dalintis ir kuriame yra to ekspertiškumo ir mes jį galime autentiškai rodyti, ne? Tikrai nerekomenduoju apsimesti eksperto arba save, tiesiog kaip fake it till you make it, ne? Pastatyti tokią poziciją. Lygiai taip pat pritariu ir Jarūnei, kad galima dalintis įvairiais dalykais. Tai kas man svarbu, pavyzdžiui, tam svarbu pokytis yra, ne? Sakykime, man ten gal kažkas kitas yra svarbu ir tu daliniesi apie tai savo socialiniuose tinkluose, aš apie tai dalinuosi. Vertybės, ta pati misija. Jeigu mes ją turim, žinom, mes galim būti dar tik tai pradedantis eiti tuo keliu, bet jeigu yra stipri misija, vizija kažkokia tai, ne, tai iš karto jau pozicija tam tikra atsiranda. Patirtis, kaip jau ir kalbėjot, ir dar turėjau kažkokią tai mintį, bet dabar pabėgu labai į tą, įsivaizdavau didelę viziją ir pamiršau. Tai va, Violeta, ką tu pasakytum šiuo klausimu iš to, ką girdėjai, kaip tau visą tai skamba? Skamba įdomiai. Aš į šitą temą iš tikrųjų truputį iš kito kampo pasižiūrėjau ir man mūsų temos pirma dalis labiau užkabino, o pirma dalis yra apie pradedančiųjų koučerių privalumus. Dėl pozicionavimo ir sakykime, pateikimo savęs socialinėje erdvėje ir šiaip, auditorijai, autentiškumas iš tikrųjų man yra pirmoje vietoje, nors man bent jau asmeniškai pabaigus koučingo mokslus, buvo baisu būti autentiška. Nes gal kažkaip nesijaučiau gal tvirtai. Ir dar yra mintis, labai daug minčių galvoj, dėl to truputį mėtausi, kai galvojau apie mūsų šitą epizodą, kažkaip labai įkrito man tas toksai
tokia mintis, kad pozicionuoti autentiškai, marketinginiai yra tam tikri metodai, niša ir panašiai, bet kur aš matau problemą pozicionuojant, tai yra konkurencija, gal rinka, nežinau kaip tai pavadinti, nes yra, sakykime, coachingo bendruomenė ir dar turim visokių specialistų, kurie skelbėsi panašioj srity. Mes turim emocijų paleidimo trenerių, mes turim jogos instruktorių, kurie irgi panašia kryptim kaip coachingas vystosi, kvėpavimo instruktoriai ir visokių mes ten tų specialistų turim. Ir vat šitoj visoj masiai išsiskirti iš tikrųjų darosi labai sudėtinga. Ir galbūt netgi aš kažkaip, aš nesigilinau iš tikrųjų, nelabai aš daug turiu žinių ir patirties marketingo srity, bet kiek vat pats marketingas įdomu vat tą dabar įsivertina. Vat Indre, gal iš tikrųjų tu daugiau su marketingu, ar ne? Vat yra kažkokie marketingo metodai, kuriuos vat ekspertai marketingo, ar ne, patarė naudoti. O vat tie metodai veikia, vat dabar vat toj vat tokioj košiai visų tų specialistų ir pseudo specialistų, kurie siūlo praktiškai klientui tą patį, nes klientas atėjęs, jisai mato, čia yra coachingo specialistas, čia yra psichologas, čia yra dar kažkoks instruktorius ir jie visi man žada išspręsti mano problemas. Oi, Violeta, aš girdžiu, ką tu sakai. Ir taip irgi Jarūnės ir Jurgitos klausiausi ir jau man kilo prieštaravimų. Jau čia man kilo to, aš čia tiesiog keletą minčių turiu, bet ar teisingai aš suprantu, Violeta, kad tavo klausimas yra apie tai, ar marketingas veikia dabar coachingė, komunikacijoje? Ar jisai veikia tiek efektyviai, kiek, sakykime, veikdavo prieš kelis metus? Marketingas visada veikia. Tik tai klausimas, kokie instrumentai ir koksai priėjimas yra, ne? Ir čia reikia žinoti tokius dalykus, kad mes kalbam apie tai, kaip mums komunikuoti, pozicionuotis, ką mums apie save pasakyti. O čia ir yra pradinukų klaida. Suprantat? Nes marketingas, komunikacija ne apie mus. Nusimkim karūnas, medalius, sertifikatus, padėkim į šoną ir pradėkim komunikuoti taip, kaip nori, ką nori išgirsti iš mūsų klientas. Nes jam blogai. Bet ar čia nedingsta autentiškumas? Kaip? Ar šitoj vietoj nedingsta dalis autentiškumo, kai aš komunikuoju ne tai, ką aš jaučiu? Tai dabar žiūrėkit. Autentiškumas yra visiškas marketingistinis bairis. Aš nepasakysiu, aš čia, žodžiu, pomidorais galit mane svaidyti, bet aš pradedu abejoti, ar iš tikrųjų mes turim autentiškumą. Nes visi kalba apie autentiškumą, autentiškumas, o socialiniai erdvėj autentiškumo aš visiškai nematau. Ir ypač iš tų, kurie kalba, kad man svarbu autentiškumas. Tai vat aš ir suprantat, aš kai copywritingo profi esu, aš matau, kaip su raudonais siūlais yra susiūtas tekstas, pasiūlymai, kokie trigeriai, emociniai, žodiniai yra įdėti, kokios formuluotės yra prašomos. O ten nėra energijos, nėra to jausmo, nėra to, kas žmogui pasakytų, va, čia mano, va, čia yra savas žmogus. Ir man dažnai būna taip, va, čia yra išeitis, ne viskas taip juoda yra. Pasižiūrėkit, pagalvokit, kas jums taip stipriai surezonavo, kad jūs nežinot nei to žmogaus ten, nežinau, sertifikatų, ką jis ten baigė, ką jis ten, kokiais diplomais įsiklijavė savo sienas, bet jūs tiesiog žinot, kad pas jį reikia eiti.
Jūs tiesiog norit būti jo lauke, klausytis jo video, gauti viską, ką jisai, kokį turinį kūrė, išklausyti viską, nes kažkas rezonuoja, nes jūs ten randat save, savo kodus, savo raktus. Tai va čia ir yra apie tai, kad jeigu aš nežinau, apie ką aš esu, kaip aš skambu, koks mano dažnis, va radijo dažnis, koks jis yra. Jeigu aš transliuoju ne savo dažniu, o kalbu tik apie save, apie, atleiskit merginoms, apie savo misijas, vertybės, požiūrius, kam aš įdomu? Tikrai niekam neįdomu. Bet aš kalbu apie savo vertybės, misiją ir požiūrį tada, kai aš žinau, kur mano yra kongruencija, kur mano patirtis, mano ekspertizė, mano vertybės galbūt sutampa ir su kliento vertybėmis, norais, troškimais, patirtimi. Ir tada mes on the same page esam, ar ne? Mes tuo pačiu dažniu su juo susitinkam toje pačioje radijo stotyje. Ir tada įvyksta apsikeitimas. Energetinis, informacinis, meta pranešimai, meta žinutės, viskas, kas tik norite. Ir tada klausimas, ar veikia marketingo priemonės tradicinės? Ne, va tos, kurios paremtas manipuliacijomis, triukais, jos nebeveikia ir nebeveiks. Ir labai daug tokių yra momentų, kur tiesiog žmonės atsikando, supranta, sąmonėja ir jaučia, kur yra tas rezonansas, o kur jo nėra. Todėl mano autentiškumas yra apie tiesą, sąžiningumą su savimi. O iš tos pusės, ką Jarūnė sakė, kaip save pozicionuoti, taip, tai jau mes kalbam apie tam tikrą komunikacijos strategiją. Tai jau aš žinau, kas aš esu, kur mano žinutės, kur mano pagrindinės mintis, kur mano prasmės, aš esu apie prasmių marketingą. Kur mano prasmės, tada aš jau galiu galvoti, o kokioj roliai aš noriu būti ten tam Instagram'e. Ar aš būsiu įkvėpėja, ar aš būsiu ekspertė, kuri dalinsis tokiu protingu turiniu, ar aš galiu derinti kažkaip, ar aš kursiu asmeninį brandą, tai bus, ten yra daug dalykų, daug rolių, daug pasirinkimų, ar aš būsiu istorijų pasakotojas, visai. Ką girdžiu iš tavęs, tai apie save, apie savo misiją, vertybės verta kalbėti tada, kai tu žinai, kad tai sutampa su tikslinio kliento, kad tai rezonuoja tiksliniam klientui. Dabar aš jau po tiek daug metų, kaip sako Jarūnė, tiek daug klaidų reikia padaryti, kad nebedarytų pačių klaidų. Ir aš galvoju, anksčiau labai yra svarbu tikslinis klientas, čia yra tikrai labai svarbu, aš neneigsiu. Bet dar svarbiau yra žinoti, koks tavo idealus klientas, kokiem tu žmonėm nori patarnauti, su kokiais tu žmonėm nori dirbti. Ir va čia yra sakoma, kad kai esi pasiruošęs, į tavo gyvenimą ateina žmogus, ten vedlys, mentorius, ne? Girdėjau tokį pasakymą. Tu jį atpažįsti, bet dar įdomiau yra, kad ar tas žmogus, ką tas žmogus atėjęs į tavo gyvenimą darė ir ką tu darėjai, kad jūs susitiko. Tai manau, kad tas žmogus, tas mentorius, kaučeris, nežinau, mokytojas, vedlys, jisai buvo švyturys. Jis tiesiog švietė. Jis tiesiog švietė, tiesiog apšvietė kažkokią temą. Jis tiesiog pašvietė kelią, žiūrėk, dabar reikia eiti ten, į tokį laivą, o paskui čia į tokį susitikimą, o čia į tokį renginį. Marketingo kelias pas tave, kliento kelionė, ne? Tai aš kalbu apie tai, kad kaučeris komunikacijoje turi būti švyturys. O tam, kad švyturys šviestų, jis negali, neturiu įkvėpimo, tai nešviesiu. Arba, kažko nemoku, tai nešviesiu. Va čia yra mūsų kaip ekspertų, kaip profesionaliai norinčių užsiimti kaučingu, ne po darbo, ne, bet profesionaliai. Norinčių užsiimti, ir atsakomybė yra būti ne tiek reguliariu, kiek nuosekliu
Ir paskui nuoseklumas ir reguliarumas, komunikacija yra 2 skirtingi dalykai. Bet čia jau kita tema. Taip. Čia šiaip labai daug temų iš tikrųjų palėtė. Tai norėčiau grįžti prie mūsų temos, būtent apie, kaip Violeta ir minėjo, privalumus pradedančių coacherių. Tai jeigu mes dabar paimtumėm kitą pavyzdį, kad Aš atsiprašau, pavyzdžiui, Jurga, aš galiu pertraukti, mes vėl iš tikrųjų, kadangi atleiskit žiūrovai visi, kurie žiūri dabar, pamiršom paskatinti klausti klausimus. Pasitaisysim sekančiam epizode, tikrai iš pradžių tą pasakysim. Tai kas klauso gyvai, lauksim klausimų lygiai taip pat, nes iš tikrųjų, kiek matau, prisijungia tiek ir ilgiau coachinge esantys žmonės ir pradedantieji, tai būtų labai įdomu sulaukti klausimų iš abiejų pusių. ir klausimų, ir nuomonių, jeigu turit šią temą. Gerai, tai aš grįžtu prie savo klausimo. Tai dabar įsivaizduokim kitą mūsų heroję šito epizodo. Tai jeigu, pavyzdžiui, tai yra jauna mergina, ne? Nes mes visos tokios jau šiek tiek su gyvenimiška patirtim esam. O ką patartumėt, vat, jeigu, tarkim, ten tai yra 18-20 metų mergina baigusi coachingo kursus, arba jeigu mes paliktumėm tiesiog nuošaly kitą tą gyvenimą, tai kokie galėtų būti vien tik tai su coachingu susiję pradedančiųjų coacherių privalumai, lyginant su patirtį turinčiais jau coacheriais, nes coacherių yra labai daug. Ir yra ir tokių, ir tų naujų coacherių vis atsiranda, ne? Tai gerai, kai tu jau ten turi 5-10 metų patirtį ir jau turi ką pasakyti apie save, apie coachingo veiklą. O ką daryti va tiem jaunikliam, tiem iš tikrųjų va tos savaitės kūdikiams, ne? Kurie to ir net ir gyvenimiško ekspertiškumo galbūt nelabai turi. Arba tiesiog, jeigu mes jį paliktumėm nuošaly ir paimtumėm tik tai coachingo sferą. Tai ką jūs rekomenduotumėte tokiu atveju? Jarūne, gal tu pasidalinsi? Man, žinai, šitame diskusijoje taip jaučiuosi įdomiai, nes mes kalbam apie tą patį, bet truputėlį iš skirtingų rakursų vis. Ir klausydama Indrės, aš suprantu, kad jinai turi patirtį ir kalba kaip reikia. O aš kalbu iš tos perspektyvos, kai tu esi naujas šitoj srity ir tu ne visada išgali eiti pas mentorius, tu ne visada turi galimybės ar ne išsigryninti, tu ne visada net suvoki apie ką ir tau atrodo pasaulis atviras ir galimybių begalės. Ir tu visiškai nesinori savęs apriboti, spausti į rėmus. Ir netgi yra tokių specialistų, kurie realiai, pavyzdžiui, Indrė kalbėjo, ar ne, ir sako, nesidalinti apie save ir panašiai. O aš nesenai visai gavau, kai su klientė turėjau pažintinį pokalbį ir jinai sėdi ir sako, aš atėjau dar išgirsti dar kartą tavęs, akis į akį, bet tuo, kuo tu daliniesi, man taip įdomu, kad aš žinau, kad aš pas tave rašausi ilgalaikiam sesijom. Va, ir čia yra kongruencija. Bet realiai aš jos nedarau tokiu būdu, kaip yra rekomenduojama marketingistų. Pas mane eina tai iš pajautimo, kuo aš noriu dalintis. Ir kaip gražiai ir sakai, Indrė, taip, tai yra kongruencija su mano klientu. Bet tai gaunasi ne iš proto, o iš pajautimo, ar ne? Ir tada klausimas, o kaip geriau, o kaip blogiau. Indrės kelias tikėtinai yra trumpesnis negu mano. Jeigu nueiti pas specialistą ir išsigryninti tą nišą, yra daug greičiau nueinama ten, kur tu nori būti. Bet aš esu antiek britkus gal klientas realiai, tokiem marketingistam, nes aš labai turiu jausti, ar tai rezonuoja su manim. Ir tai, ką sako man specialistai, dažnai yra ne apie mane, ne taip, nes aš turiu vidinį pajautimą, kaip man noris. Ar aš ilgiau eisiu? Tikėtina, kad tikriausiai taip, o gal trumpiau, va čia irgi dar klausimas, ar ne, bet aš noriu patirti savo kelią. Tai aš taip tiesiog klausau, ar ne, ir Indrei galiu pritarti, bet tuo pačiu ir galvoju, o man taip neba visai ne taip, man yra visai kitas pajautimas, tai truputėlį noriu ne iš turbūt marketinginės pusės atnešti, ar ne, bet leisti žmonėm, kad gali būti dar ir taip, gali būti tavo autentiškas kelias, jisai gali kainuoti ilgesnį laiką, daugiau klaidų,
Bet va dar labai svarbu rasti specialistą, kuris, nu, va, su tavim konkurenciją va šitą turėtų ir jaustų tave, o ne štampuotų tave pagal visus įprastus modelius. Man yra baisiausia, kai žmonės štampuoja. Vienam paėjo, turi tau pavykti. Palaukit, nu, aš galiu visai kito modelio būti, kito kalibro, ar ne, žmogus, ir man visai kitaip, mes su Indre dažnai diskutuodavom. Sakau, Indre, man taip nepaeina, tiesiog nepaeina, mano yra kitoks srautas energijos ir Indre, okei, nu tada žiūrim, ar ne? Tai va tas labai svarbu. O ką reiškia jaunam? Jo, yra tų specialistų jaunų. Ir va čia vėl, žinot, ar tikrai turintis daug metų specialistas gali vadinti save ekspertų ir tik jisai bus geriausias, o tas naujas visiškai ne. Dėl ko? Nes aš matau tokį irgi stagnaciją atsirandančią pas ilgalaikius specialistus. Jau tokį, žinot, žinovo štampas, taip turi būti, klišės, ego, tu turi manęs klausyti, prasideda, nu, va, tokie dalykai, jeigu pats žmogus užsistagnuoja savo žiniose ir nėra plėtros, nėra naujumo, nėra augimo, nėra domėjimosi, nes man baisiausia, kas darosi šiuo laikotarpiu, kad keičiasi realiai priėjimas prie žmogaus. Jeigu anksčiau veikia tai, kad mes išmokom vieną metodą ir tada visus žmonės, klientus, kurie ateina, mes pritraukiam prie to metodo, mes sakom, taip turi būti pagal mano turimo metodą, va čia yra gerai. Tai va yra tas, kad dabar reikia metodų turėti galbūt net keletą ir derinti prie kliento. Nebėra taip, nebėra, va, kad pagal vieną štampovkę mes galėsim visus štampuoti. Visiškai yra iš tikrųjų, yra tas autentiškumas, nėra, bet mes einam į tą laikmetį, kada vis tik tai turi išlysti va, tas priėjimas prie žmogaus. Ir jeigu tas ekspertas daug metų turintis, sakykime, ar ne, jisai yra atviro požiūrio, jisai yra lankstus, jisai iš tikrųjų dar vis su įdomumu žiūri tą klientą ir nori padėti jam, tai yra viena. Tai jisai gali taip pat, o jaunas specialistas ką jisai turi? Jisai turi žingeidumą, jis turi begalinį norą, jis turi begalinį atsidavimą klientui dėl kliento ir realiai mes, nu, galim susidurti su didesniu nuoširdumu, su didesniu prieinamumu, su didesniu žingeidumu padėti išspręsti tą situaciją, atrasti tą klausimą teisingą ir taip toliau. Plius, aišku, kainodara. Būkim biedni, bet teisingi, kiekvienas turim savo kainą ir kiekvienas turim savo piniginę storį, ką galime įpirkti. Tai galim va iš tos perspektyvos pasižiūrėti, ar ne, ką daroma. Man tai yra netgi ne metai, o, žinot, lankstumas, proto, atvirumas, sąmonės tam, kas vyksta ir ką tu matai priešais save. Ar tu jau savo ego programuose paskendai tam sume, ar ne? Tai labiau apie tai ir tie nauji specialistai dažniausiai būna nepaskendi, o tokie žingeidūs. Taip. Tai vat ką girdžiu iš tavęs, tai kad tie jauni specialistai, nebūtinai, kad amžium jauni, gali būti ir amžium jauni, ir patirtim jauni, ne, coachingė, jie dažnai turi vat įkvėpimą, jie turi smalsumą, jie turi žingeidumą, kaip tu minėjai, ir plus, jie turi prieinamumą, jie yra arčiau žmogaus. Kitaip tariant, jie turi mažiau klientų, jie turi daugiau laiko skirti, negali, tarkim, skirti, galbūt net ir ilgesnės sesijas vesti. Toliau daugiau atidumo dėmesio tam vienam klientui, kuris ateina, ne, tiek susirašinėti galbūt tarp sesijų, kaip pavyzdys, ne, arba tiesiog daugiau dėmesio skirti vienam žmogui, vienam klientui. Ir kitas dalykas, būkim turtingi ir teisingi, ne? Jie gali tiesiog turėti prieinamesnės kainas. Tai yra, jų kainodara yra kita, kainos dažnai yra žemesnės ir, aišku, jos laiku kyla. Tai pagauti, man patiko labai vienos coacherės mintis, kuri, aš ją seku jau nuo 2018 metų, jinai yra iš Kanados ir dabar jinai ten super, žodžiu, milijonierių pasidarė, bet aš ją pradėjau sekti dar, kai jinai 1 milijoną ten dar tik tais uždirbinėjo tuo metu. Ir jinai sako, aš kažkada buvau nežinoma. Nu, nežinoma, paprasta, ir sako, su manim žmonės nenorėjo bendrauti. Dabar su manim nori visi, nu, daug kas labai nori, ne, pas ją eiti. O sako, kur jūs buvot tada?
Sako, ir pigu buvo, ir laiko jums galėjau daug skirti, ne? Bet, va, tipo, nu, neturi vardo žmogus ir tada, nu, jau netoks įdomus. Tai, va, jos paskatinimas buvo atraskit, sako, merginą, ar merginas, ar vaikinus, nesvarbu, bet žmonės, kurie pradeda, bet turi tą ugnelę, turi tą polinkį, pajautimą, ne, žingeidumą, norą padėti, ne ta prasme, kad kaip coachingo sesijai tu negali norėti labiau už klientą, ne, bet norą aplinkui sesiją padėti tam žmogui. Tai privalumų čia aš matau labai daug iš tikrųjų tame. Tai labai ačiū, kad pasidalinai. Indre, ką tu pridurtum gal, ar paprieštarautum, ar sutiktum? Aš dar vieną aspektą norėčiau pasakyti tokį iš savo pastebėjimų, kad vat, man užstrigo, Jurga, ką tu sakėjai anksčiau, kad, tarkim, jaunesnės negu čia mes susirinkusios, jaunesnės kartos kaučerės, jos net klausimo nekelia. Dažniausiai jos nekelia klausimų, kaip man pozicionuoti. Jos turi pilną entuziazmą, jos pilnos idėjų ir joms nekyla klausimas, kaip apie save kalbėti, ar aš ekspertė ar ne ekspertė, ar aš autentiška ar neautentiška. Jos eina ir daro, jos yra savoj, nu, tiesiog bangoj, flow. Ir vat, aš stebiu tokias, aš matau tokių, jos turi savo auditoriją, jos turi savo temas, joms viskas tarsi gaunasi iš savęs natūraliai ir joms net klausimų nekyla. Ir aš kartais pagalvoju, panalizuoju jas ir galvoju, va, geras, aš irgi turiu ko iš jų pasimokyti, ką pastebėti ir va čia ir manau tas privalumas entuziazminis, kad kol tu esi pačioj pradžioj, tu pilnas entuziazmo. O mano mėgstamas metodas patyrinėti žodžius, entuziazmas yra, žinot, šaknis, ką reiškia? Iš Dievo. O, geras. Įkvėpimas ateina iš Dievo. Vat iš to, nu, vat, ir viskas man tom pasakyta. Vat tas entuziazmas mane labai žavi. Ir jį labai paskui mes pakeliui kažkur pametam, prarandam. Jį sunku išlaikyti, jį sunku pakurstyti, bet čia irgi labai yra įdomi tema apie tą entuziazmą. Taip, tai aš manau, kad toks išskirtinis jų bruožas, tas entuziazmas yra didžiausias privalumas. Okay. Tai dar vienas, irgi čia apibendrinsiu šiek tiek, dar vienas privalumas prie to, kaip galima save pateikti pradedant, tai yra tiesiog išnaudoti, net nepateikti, čia tiesiog natūraliai tu išnaudoji tą energiją, kurią turi, tą entuziazmą, kaip tu minėjai, kuris kyla, tą įkvėpimą. Kitaip tariant, baigus kursus dažnai mes būnam ant bangos. Tokios ant įkvėpimo, motyvacijos bangos. Aš atsimenu pati save jau ne kartą susakius, kad baigiau kursus ir galvoju, kada man paskelbti dabar Facebook'e, ne, nes tai tuoj užplūs minė klientų, man reikia dar pasižiūrėti, kad aš laiko turėčiau coaching. Bet kaip popostinu, tai niekas neparašė, ne? Tada man toks šlapus skudurų per veidą, oi, tipo, čia kažkas ne taip, kaip aš įsivaizdavau, ne? Tada tas entuziazmas šiek tiek pasikoregavo ir tada atsirado kitas entuziazmas, o tai kaip tada yra, jeigu ne taip, ne? Nes atrodo, coachingas toks geras dalykas, tu tik atidarysi duris ir plūs visi pas tave. O kai atidarai tas duris ir nieks neateina, tada pradedi krapštyti galvą, ką toliau daryti. Aha, bet matai, čia entuziazmas ir lūkesčiai yra du skirtingi dalykai. Sutinku. Šiuo atveju pas mane buvo ir tas. Ir irgi tai yra susiję. Kai tu numatai, kad bus kažkas, tau atrodo, kad kažkas bus, tu labai turi daug entuziazmo. Tada jisai truputėlį nukrenta. Ir vėl iš kažkur turi jį atgauti, ne? Čia jau, kaip tu minėjai, kita tema ir su motyvacija susijusi. Tai, Violeta, ar turi dar ką paklaust, pasakyti, pridurt? Turiu minčių, iš tikrųjų dabar beklausant kažkaip tai patėjo toksai įdomus paveikslėlis. Bet tie švieži coacheriai, iš tikrųjų, jie yra arčiau tos, kaip pasakyti, dabartinės situacijos globaliai.
Bet baigiau mokslus ir pas mane yra tokia situacija, aš turiu būti kūrybinga, lanksti, kad vat, apskritai save parodyčiau, kad aš tokia esu, kad aš surasčiau klientą. Ir aš vat, vien ieškodama to kliento, aš patiriu tą tokį dabartinę vat, situaciją globaliai, vat, kaip yra, kokia rinka, kokie specialistai, kokie klientai, kokios užklausos aktualios yra. Tai vat, man tai yra viskas šviežia. Ir su va tuo šviežumu klientui padėti, iš tikrųjų, jis irgi yra toje pačioje situacijoje galbūt. Dabar 2025-ieji, tai va 2025-aisiais aš praeinu pro visą tą, kad aš save parodyčiau, kad užaugčiau, kad kažkokias baimės įveikčiau. Ir mano klientas yra, jis irgi 2025 metais bando tą problemą galbūt išspręsti. Tai mes abu tam pačiam šviežume esam. Tai va čia gal išvelgčiau pagrindinį pliusą. Ok, super. Tai apibendrindama, vat man tai tokia mintis kyla, kad kiekviename etape nuo pradžios, net nuo kursų pradžios, sakykime, kai mes tik mokomės coachingo, iki ten turbūt, kada baigėsi tas etapas, jau nepasakysiu, koks baigtinis taškas, bet kiekviename tame etape yra savas klientas, yra sava kaina paslaugų, savi privalumai. Sakykime, mano kaip coacherės raidoje, ne? Paimkime mane kad aš pradėjau prieš 8 metus ir mane dabar, ne? Tai prieš 8 metus aš turėjau tam tikrus privalumus vienus, dabar aš turiu kitus privalumus, ne? Turėjau tam tikrus trūkumus vienus, dabar aš turiu kitus trūkumus. Tai ta prasme, mes eigoje, raidoje, kiekviename etape turim savo privalumų ir savo trūkumų, kuriuos galime komunikuoti. Prie viso to, ką dar papildomai galime daryti. Ne? Tai kiekviename etape yra savas saldumas kaip coachingo specialisto. Aš tokią bent jau mintį išsinešu. O ką jūs išsinešat? Tai irgi paprašysiu pasidalinti. Jo, gal aš tada grįšiu dar truputėlį atgal prie Indrės brėžtų laiptelių. Ir dėl ko, pavyzdžiui, žmonės bijo dalintis, dėl ko ten pergino, ką aš pasakysiu, jau tiek visi visko prisakė, tai apie ką čia aš, ar ne, ir taip toliau. Pas mane yra metafora ne laipteliai, bet kalnas. Ir aš sakau, mes visi einam į savo kalną, ar ne, lipam į kalną ir visada bus aukščiau lipančių į kalną ir bus žemiau lipančių iš paskos. Ir kai mes lipam į tą kalną, mes niekada nesidalinam labai retais atvejais su aukščiau stovinčiais, nes mes ten dar neužlipom. Mes dalinam su tais, kurie yra apačioj mūsų, žingsniu 2, 3. Vadinasi, jie dar nėra tame etape, kur aš jau esu, bet aš dar nesu tame, kur aukštai. Ir kai mes sakom, kad aš nežinau, ką man dalintis, o kaip čia atrodys ir taip toliau, mes galvojame apie tuos, kur viršui, o mes turim galvoti apie tuos, kurie yra apačioj, kurie dar neatėjo, dėl to ir bus. Kai aš esu ant to laiptelio, pas mane klientai vienokio lygio ir aš matau tą tendenciją, kaip klientai keičiasi, problematika keičiasi, sudėtingumas situacijų, gilumas, nuo to, kaip aš kaip specialistė augu, kokias aš užklausas spręsdavau pradžioj savo ar ne darbo ir kokias dabar aš sprendžiu, tai yra kaip diena ir naktis, dėl to, kad aš irgi lipu į savo tą kalną. Ir kai aš žiūriu į savo mentorius, į savo mokytojus, taip, aš nesu dar ten ir aš iš jų mokausi, nes jie mane moko, nes aš esu žemiau už juos. Tai va, visada atsiminkit, kad visada bus už jūsų žmonės ir jūs jiems transliuosit žinutę. Nes tie, kur aukščiau, jie žiūri savo mentorius, ar ne? Ir nebijokit dėl to kalbėti, nebijokit ieškoti savo to kelio. Tai man yra apie tai, kad mes augam ir kaip, Jurgita ar pasakė, ar ne, kiekvienam etape savas klientas, sava kaina, savos patirtis, savas ekspertiškumas. Ir tiesiog, ar ne, leiskim patirti tikriausiai tuos etapus. Svarbiausia yra patirti. Aš dabar irgi su klientėm kalbu, jos yra pradžioj etapų ir jos nežino, kaip bus, o kas bus. Dėl to, kad tu nežinai, kas tavęs laukia po metų, tu pergyveni, ar tau pavyks. Bet yra laikas sėti sėklą ir yra laikas pjauti derlių. Aš pamenu, kai mano pradžia buvo, aš žinojau, dabar aš sėju sėklas.
Ir man va tas, va, kai tu nematai, ar ta sėkla dygsta ar ne, o tenka purenti žemę, ravėti, laistyti, yra toksai, nu, neapibrieštas ir kelia daug neramumų. Bet jeigu nuosekliai ir reguliariai darysim tai, ką darom, kaip Indrė sakė, ta sėkla išdygs. Esmė yra, ar mes darom kažką. Ir reguliariai laistyti tą sėklą svarbu, ne? Nepriklausomai nuo to, ar tu matai tą daigą, ar ne. Nes jeigu nelaistys, tai jau tikrai jo nebus. Būtent. Okay. Tai ačiū labai, Arūnė. Indrė. Jo, labai įdomi diskusija, labai daug temų palėtėm ir dar vat, tokia mintis yra, kad jeigu jūs tikrai nežinot, apie ką jums kalbėti, kaip save pozicionuoti, ekspertas, jūs ne ekspertas, galima, negalima man, viską, žinokit, išsprendžia produktas. Turite produktą, turite apie ką komunikuoti. Nes į tą produktą, norint jį sukurti, reikia turėti ir nišą, ir tikslinio kliento portretą, ir problemų sprendimą, ir visą kitą. Ir aš siūlyčiau pažiūrėti į komunikaciją savo, į tą ekspertiškumą, tiesiog va taip struktūruotai, sistemingai, racionaliai, praktiškai. Ir kai mes turim produktą, kai mes žinom, ką jis sprendžia klientui, kai mes žinom, ką klientas, kaip klientui tą pašviesti kelią link jo problemos sprendimo su mumis kartu, mes pirmą tą pasidarykim, o paskui jau galime kalbėti ir apie vertybės, ir apie misiją, ir istorijas pasakoti, nes tai yra mūsų bazė, mūsų pagrindas. Ir va, tokiu akcentu aš ir norėčiau užbaigti, bet dar aš jums turiu visos merginos siurprizą. Norit siurprizų? Patinka? Taip, labai. Ir turiu siurprizų tom, kurios klauso dabar ar klausys įrašę, nesvarbu, aš turiu tokį, nežinau kaip čia va, matot, tokią istoriją knygą. Jinai vadinasi Komunikacijos auditas savarankiškai. Nu, aš kaip komunikacijos mentorė negaliu kitaip. Autentiškumo paslaptys socialiniuose tinkluose, kaip atskleisti save, neprarandant tikrumo ir profesionalumo. Ir va čia tame gide jūs galėsite atsakyti savo klausimus, kokia yra mano apskritai komunikacija, o kad gautumėte šitą gidą, tiesiog jūs, aš jums merginos visom trim išsiųsiu paštu ar kažkaip susitarsim. O kaip tokį gidą gauti mūsų klausytojams, tai tiesiog jūs pasiekit mane Instagrame, Indrė Globė, mano profilis, parašykit man tiesiogiai žinutę, sveiki, klausiau laivo, noriu gido ir aš jums jį atsiųsiu. O, super, super, tai labai ačiū Indrė už tokį siurprizą ir tokią dovaną, tikrai vertingą ir labai į mūsų temą. Tai labai dėkui, malonu. Violeta, ką tu išsineši? Labai įdomu buvo klausyti iš tikrųjų, kadangi buvo gan truputį skirtingos pozicijos Jarūnės ir Indrės ir iš tikrųjų išsinešu, žinot, iš tos, iš tų prieštaravimų. Visokių yra, visokių ir reikia. Tai čia ne ta neigiama pusė, bet būtent coachingas nėra kažkoks labai siauras, apibrėžtas griežtai dalykas ir iš tikrųjų kiekvienas specialistas įneša į tą coachingo procesą savo patirtis, savo supratimą, savo žinias iš kažkur kitur ir nėra taip, kad jeigu aš tam tikrą dienų skaičių esu coachingo specialistė, aš jau čia ekspertė ar ne ekspertė. Kiekvienas coachingo specialistas tikrai ras savo klientą. Ok. Tai aš noriu irgi pabaigai savo tokius taškus ant į susidėjau jūsų beklausydama, kad svarbu sakyti tiesą taip, kaip yra, nevaidinti kažko ir svarbu paieškoti tų privalumų, nes jų tikrai yra. Tiek prieš tai buvusioje veikloje galbūt, tiek gyvenimiškoje patirtyje,
tiek coachingo prasme, net ir patys pirmus žingsnius žengiantis, patys pradedantieji coacheriai turi tam tikrų privalumų, juos tiesiog svarbu surasti. O jeigu dar turi nišą pasirenki, tai tada iš vis jau, kaip supratau, išrinktas, tada viskas dar lengviau einasi. Tai ką, klausimų, kaip supratau, komentarų šiuo metu neturime. Nu, lyg ir ne. Jeigu vėliau kils noras kažką paklausti, pasidalinti, pakomentuoti, tą visada galite padaryti, mes komentarus irgi paskaitysim ir pagal galimybės irgi atsakysim, pasidalinsim savo įžvalgom. Tai ačiū labai visom ir pasimatysim po 2 savaičių.